ką turėjom šiandien paruošę ypatingą svečią, bet neturim nei svečio, nei vedėjo kito, tai aš vienas šiandien, tai gal greitai kažkaip pabandysim tada, tai Argentina, Anglija, Anglai pirmavo, bet Argentinai pavyko išlyginti ir paskui persvėrė jau rezultatą per pridėtą laiką teisėją ir keliauja į finalą. Ispanai Prancūziją įveikia. Taip, gan netikėtai gal kažkiek, gan nesunkiai. Daug juokingų visokių nutikimų, linksmų aptarimų čia turėjom, bet gal sudėsim tiesiog komentarus kažkur, tai pasižiūrėsit patys, pasijuoksit gal. Šiandien nieko linksmo čia. 11 laida Sokeris, ačiū, kad žiūrėjot, gero finalo visiems, tegul laimi stipriausi. Hey Jude, na na na. Na. Blet, bet tai vakar, Argentina, kūro kaip užsmaugė tos anglus, eina, nachai. Stipriausias. Bet vakar, grajus, blet, koks buvo pirmas kėlinys, kai pradėjau lūptis. Man tai patiko. Blet, sėdžiu ir... Senas geras futbolas. Sėdžiu ir, blet, seniai taip nežiūrėjau, seniai tokios nebuvo emocijos, kur nebūčiau pastatęs pinigų, Jo. bet toks adrenalinas, blet, kažkoks kilo. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ką mes? Pradėm? Bet užtat Valančiūnas iš Žalgirio. Čia tai naujienos. Man atrodo, nebuvo ten iki galo susitarę dėl pinigų, ne? Dėl to neskelbė. Aš tai kaip supratau, kad dar jisai laukia NBA kažko. Tai... Dar buvo ten galimybė kažkaip ten porą tų dienų, ten gali išpirkti. Aš tai galvoju, kad jis dar tikėjos, koks gal į Miami's pakvies, ar dar kažkas biški, kur, žinai... Los Angeles Lakers. Kur taip padarė, žinai, Bet aš girdėjau, kad ir Niksai nedamės. Jo, kažkas čia sakė, kad Niksai. Kažkas rašė. Nu, New York'e neblogai būtų. Kaip manai patiktų Jonui New York? Jonui labai patiktų New York'e, nes Jonas mėgsta pabūt. Ir turėtų mėgti. Nes... Nu, taip atrodo. O tau patiko? Geras žaidėjas. Tau patiko? Man New Yorkas patinka, jo, geras miestas, labai sunkus, bet reikia daug dirbti. Vat, jeigu nori ten tai daryti, važiam. New York'e kaip tik finalas pasaulio čempio, kaip viskas čia susiveda. Šistai. Bet man atrodo, ne New York'e, o šitam. New Jersey. New Jersey, jo. Jis New York'e nėra stadiono. Bet stadionas vadinasi New Jersey, New York. Bet čia tik dabar pervadė. Jo. Aš šiaip man atrodo, ten dar jų ten originalus, ten jo kažkas ten. Tai jo, tų pavadinimų negali naudoti, tipo, dėl to, kad marketingas yra. Nu ką, važiuojam? Ar jūs rašinėsite? Važiuojam. Nu tai kokie tavo pastebėjimai apie pusfinalį? Iš karto taip. Mano pastebėjimas, kad Gordon, šitas, kuris įmušė pirmąjį vartį, jis yra visiškai Game of Thrones personažas. Jūs matėt šiaip, kaip jis atrodo? Jis atrodo labiau Britas negali būti, aš ten ir memą mačiau daug internete, bet labiausiai Britas. Jo. Šiaip, man labai patinka kai kurie futbolininkai ir vienoj komandai, ir kaip ir kitoj komandai, nes aš vakar kalbėjau su draugais, mes pikomės vakar, aš turiu nuomonę, kad jeigu tu gimei Lietuvoje, tai sirk už Lietuvą. Ir jeigu tu nori sirkti už Olandus, bet gimėjai Lietuvoje, čia biški gėjiška. Nepaėjo. Seniai, taip pat tu sirgi už savo nacionalinę rinktinę. Aš turiu 2 komandas, kurias sirgu, tai yra Vilniaus Žalgiris ir Kyjivo Dinamo, nes taip atsitiko gyvenime istoriškai ir aš jau tame. Ir kai aš žiūriu Lietuvą arba Ukrainą, aš sirgu. Ir realiai sirgu, nes čia aš palaikau savo komandas. Visas kitas, aš tiesiog palaikau atskirus futbolininkus ir man žiauriai įdomu buvo ir aš nemėgstu šiaip pasaulio futbolo čempionato, nes tai gerai, kad čia ne mano čia iš vis žanras yra, nes aš mėgstu klubinį futbolą, aš turiu tam argumentą, aš pasirašiau laidą. Aš norėjau kontroversišką tokią nuomonę pasakyti, kad futbolininkas jisai 9% laiko profesionalų žaidžia klube. Ir klube stato savo karjerą, gyvenimą ir aplink tai.
Ir labai liūdna, kad žmonės net tiek skyrė galbūt dėmesio aplink pasaulį, klubiniam futbolui, nes jis tikrai yra nuostabus. Aš, nežinau, man labiau patinka, nes man šiaip turnyrinė logika, kur tu darai ant iškritimo, aš mėgstu labiau, kai yra serija. Aš mėgstu, kai per daug kartų pasimato klasė. Ir komandos klasė, ir tada trenerio mintis, ir tada tu supranti, kaip štabas veikia, kokia yra, žinai, ką tu turi, nes vis tiek klube tu pasirinki ne pagal pasą, o pagal rinką. Pagal šaibas, kas moka daugiau. Pagal šaibas, bet būna, kad ir, tu pats žinai, būna atveju, kai pinigai dideli, žaidėjas kosminis, o rezultato nėra, o ateina žmogus, kuris iš visiškai iš kito underdoginio kampo ir jisai duoda rezultatą. Todėl, žinai, tame ir gražus sportas ir futbolas. Ir galbūt man grožės čempionato yra tokie, žinai, kaip Kapo Verdė, žinai, kaip Norvegija, kaip anksčiau, aš atsimenu, savo laikų ir Ukraina buvo sensacija kažkada. Šveicarija, Kroatai, aš jau sakyčiau, jie kiek laiko žaidžia. 3 vietą 90. Bet 8 metais. Jo, 94 dar buvo paėmę. 94. Ne, 98. 98 jie 3 vietą paėmė, aš atsimenu. Aš pirmas čia mano čempionatas, kurį žiūrėjau, 98 metų. 98, mano 94 buvo pirmas. 94 Amerikoje. Badžio. Raketa į dangų. Ne, aš tai... Nes klubinis, matai, dar yra to, kad tenais, jeigu aš tai pritarčiau tau dėl to, kad klubinis yra lygis geresnis. Tiesiog, nes ten komandos susižaidusius, jo žaidžia geriau. Čia kažkada buvo ta diskusija ir hipotetinis buvo, jeigu žaistų ten tipo, žinai, čempionų lygos laimėtojai prieš ten pasaulio čempionus, kas laimėtų. Tai aišku, kad čempionų lygos laimėtų. Ir komandas formuoti gali kitaip iš viso. Jeigu vienas rungtynės, tai bet kas gali laimėti. Tame ir Bayeris. Ir mane tas biški ir toks, Tai tu už teisybės. Bet iš dalies. Aš myliu futbolą. Man nemėgstamiausias momentas futbole yra įvarčiai. Įvarčiai man neįdomus. Man įdomu, kaip vyksta. Aš žiūriu žaidimą ir aš toks, suprantu. Taktikos. Man įdomu, man patinka, kai laiko komanda kamuolį, man patinka, kai aš, pavyzdžiui, labai mėgstu, kai komanda žaidžia presingą ir jau žaidžia kitoj pusė, kas yra iš vis modernus futbolas, apie tai yra dabar. Ir, pavyzdžiui, rinktinėse beveik mes mažai tai matom. Nes, Vokiečiai buvo gal 2014, kur man įdomu žiūrėti tokius projektus, žinai, nes... Tai tau ispanai turėtų tada patikti. Ispanų man patinka, bet mane irgi pradėjo kažkokiam momente, aš atsimenu, atvirkštinis prasidėjo momentas, kai aš galvoju, blemba, jau visai apie vartų žaisti negalima. Jau reikia kažkas. Kai vidurijus tą kamuolį ten laikas, viskas kaip ir zaimys, bet prie to vartų jau čia biškai gal tyčiajimas yra iš varžovo. Žiūrėkit, žaiskim gal vis tiek. Ne, žinokit, ir tame ir sporto grožis, kad tu ten sakai, kalbi ir aš taip pat šiaip stengiuosi kuo mažiau ten kažkur nori ten podcastus eiti apie sportą. Šiaip aš man pirmą kartą aš kažkur nuvarau, kur aš viešai kalbu su žmonėm be pasirašymo apie sportą ir aš ir taip darau. Šiaip. Tai gerai, gerai. Ačiū labai. Galim gal intro tą padaryti. Olegas Šuravas svečiuose. Šuravas, jisai nemėgsta futbolo ir įvarčių. Sakėm, kažko šitai laidai trūksta. Love and hate. Heito. Pas mane love and hate su futbolu yra. Nes, aš kaip ir lankiau ir iš vis. Ir norėjau, po to nenorėjau, svajojau, po to nesvajojau. Žinai, kaip visi gal vaikai, bet... Futbolas toks yra, jis nepalieka abejingų, žinai. Nepalieka. Arba tu abejingas, arba... Ne, Ne, yra žmonių, kuriems iš vis tai yra. Ir aš buvo man porą metų gyvenime, kai aš pavyzdžiui, kai 22, 23, 24 metai, aš nežiūrėjau, man atrodo, nei vienos minutės futbolo. Nežinojau iš vis. Aš net neatsimenu, kas tada laimėjo Čempionų lygą. O 22 aš nežinau, kas laimėjo Čempionų lygą. 20. Pas man irgi buvo toks tarpas vienu momentu. Palauk, aš nesvarbu. Esmė tame, kad jo. 23 Realas, tai prieš tai palauk. Bayernas turbūt. Gal Bayernas. Parašys komentarą. Šiaip variantų tikrai nedaug. Man yra, žinai, kai būna, pavyzdžiui, pasaulio čempionatai, tai irgi aš ten kokį
Galiu pasakyti, kas PM8 laimėjo, bet nebūtinai pasakysiu, kas 218, žinai, man irgi tas pas. Aš tai tau futbolą iš kasiečių ir man šiaip prisimenu, aš kartais ant nostalgijos paleidžiu ten senus mačius. Jo. Aš mėgstu tą Liverpoolį su Milanu, su Inter Milanu, kur buvo Stambulė. Ir dabargi išeina dokumentika Netflix Miracle of Istanbul ir aš žiūrėjau senį, nes aš ir filmą tą žiūrėjau apie tą vaiką, kuris važiuoja žiūrėti į Stambulą, gal žinote, yra toksai apie, jisai šiaip fainas filmas toks. Ir, man tipo buvo čia vienas... O tas dokumentinis žiūri geras. Žiauri. Pasako irgi, kas Rūbinį ten vyko dar per pertrauką tam grajui. Tai... Ten labai geras žaidimas. Ir aš žiūriu, aš 94 metų irgi finalą žiūriu, Badžio, kur pramisino, kai žaidė su brazilais. Buvo labai kažkodėl, tai man irgi paliko nuo vaikystės įspūdį, aš per kasetės žiūrėjau jau, nes man jau buvo kiek, aš 2003-2004 turėjau ten pilną kasečių visų šviesno, ten visų metų ten dokumentinių, kiek mes turėjom. Ir tą atsiminimą vis kartoju, bet buvo dabar momentas, kur visiškai iškritau iš futbolo, visiškai nežiūrėjau, buvau pamiršęs, dabar vėl grįžtu, Kašis dabar grąžino į futbolą. Kašis grįžino. Aš pats nesitikėjau, aš pradėjau Kašį žiūrėti like for real. Tai prasme, mes ten daug su tom dirbom, dabar dokumentiką išleisim apie Kaspą ir Jakučionį ir mes norime, aš norėjau taip įsigilinti, norėjau įsigilinti, suprasti ir aš pradėjau gilintis ir suprasti, ir čia kaip su stand-upu, su muzika, su betkom, pradžioj, kad išmoktų, turi pradžioj žiūrėti. Ne, su stand-upu, ne, visiems komikams sakau, ateina pas mūsų klubą, aš sakau, pradėkit žiūrėti. Jeigu jūs nežiūrit, jūs nesuprasit. Taip. Muzikantas, kuris neklausė muzikos. Apie ką. Tai ir tu, žinai, žiūri, mokaisi ir, nežinau. Futbolas toks įdomus dalykas, įdomi meilė ir tas Kašis mane, taip sakau, ačiū Dievui dabar prie to kamulio sugrąžino vėl ir geras čempas. Man patinka šitas čempionatas. Aš jį kažkaip, man patinka, kai tas hydration break atsirado, žmonės dėl to diskutuoja labai, tas varas jau labai akivaizdžiai, jisai jau toks labai riebus, žinai, tu jau, tipo, negali tu jau išvengti, kompai tave stebėsi, kiekvieną tavo judesi. Didysis brolis tave stebi. Tame yra bairis, visame yra pasikeitimas yra bairis kažkoks, ir tame yra ir tas reakcijos žmonių. Ir vis tiek, blet, seniai, vis tiek fulė yra fulė. Jeigu, blet, geras epizodas, tarkim, geri 20-30 pasų ir vyksta tas stebuklas, žinai, viskas. Realiai. Ir to nesugadinas nei Budweiseris, nei Izraelis. Budweiseris tik padėti gali, man atrodo. Budweiseris gali, tikrai. Nei skambučiai, nei skambučiai niekas. Ir skambučiai tie su Trumpu, pataisykit, ar pirmą kartą iš vis istorijai panaikino raudoną kartelę? Man atrodo, kad buvo panaikinę. Ten galėdavo panaikinti, žinai, kad panaikintai galėdavo, nes atseit nustato, kad nebuvo pražangos ir panaikina, bet kad suspenduot, tai dar tokio įvykio nebuvo, nes čia jam nepanaikino, jam suspendavo, tipo, jis kažkada tas rungtynės... Nes niekas nenustatė, kad ten nebuvo baudos. Jo, jam kažkada tas rungtynės reikės praleisti, tik tai Dievas žino, ten pirmas dabar atankuoti kažkur skelbė ar kažką, žodžiu. Žodžiu, esmė tame, kad šitie dalykai jokingi, aišku, taip, kalbant apie ten FIFA, kalbant apie visas, nežinai, kaip organizacija ir apie visas, žinai, federacijų, visų klausimų, čia šiaip tipinė istorija pasaulyje, šiaip ne tik Lietuvoje ir ne tik ten, galim čia nesminiškumų, be šitų, kad federacijos sporto yra gan korumpuota. Tai labai pirmas klausimas. Labai gerai įeisim iš karto į temą. Mes tau scenarių matė ir ne. Pirma hipotetinis klausimas, žiūrėk, kaip skamba, tu suprasi, apie ką mes. Pirmas hipotetinis tau skamba. Lietuvos krepšinio federacija be skandalų, ką reikėtų pasirinkti iš tų? Lietuvos vyriausybė be skandalų. FIFA be skandalų, Lietuvos komikų bendruomenė be skandalų, ar Olegas Šurajevas be skandalų? Reikia du pasirinkti iš šitų penkių. Aš tai asmeniškai Olegas. Čia šitas labai asmeniškai, žinai, normalu, bet iš tų keturių kaip...
Jeigu dar nu, vieną aš reikėtų. manyčiau, jeigu mes turim vyriausybę be skandalų, atsiprašau, jeigu turim vyriausybę be skandalų, čia yra bloga vyriausybė. Mes tada gyvenam Minske. Su visa pagarba šitam švariam miestui. Arba Šiaurės Korėjai, toj pačioj galėsim. Tikrai skandalų nėra. A, bet federacijose, aš sakyčiau, jau. Federacija yra biški... Aš vertinčiau federacijos darbą, jeigu jau taip labai rimtai kalbėt, kaip NVO darbą, nevyriausybinės organizacijos, kurie dalyvauja. Principas. Na. Teorija, aš sakau, principas, teorija. Bet čia kaip yra visada, kaip, tipo, kas visų, tas tipo, kažkieno tai labiau. Kas visų, Kažkieno labiau. Nu ir man tas, aš dėl to ir... Aš dėl to ir nustojau dirbti su paromu Ukrainai ir su visais NVO dalykais, nes man, blėt, asmeniškai žmonės, kur, va, tipo, blėt, pidarastas, aš čia tau konkrečiai, nahui, pinigus pervedžiau, kur pergalė, na, tokie vaibai, žinai, va, iš serijos jau. Kai aš čia, blėt, tu ten savo, blėt, Zelenskiui, nu, tokie, va, vaibai jau. Nu, taip, ir aš galvoju, blėt, visur, kur reikia spręsti kažkokį kolektyvinį klausimą, nuo šulios laikų, nuo kur, va, draugui dovanas. Klasės fondo. Jau problemos, jau kažkokios varkės, jau net ten kažkas, taip, tai ką jau kalbėti. Na, aš esu paėmęs iš klasės fondo pinigų. Nu jau gal senatis jūs. Kelintoj klasė mes nustatysime senatis. Tikrai esu paėmęs, kokį 12 litų gal. Šeštoj galėjom dar, jeigu tu toks jau atviras, galim dar kažką antras pakabinti dabar. Šeštoj klasė, kas buvo. Nu, blėt, davai ir dėl snoro, na, prisipažink. Tu sugrioji. Gerai, gerai. Jau prisipažinimų diena, aš galiu prisipažinti, kad mes... Ne, čia nereikia. Mes kažkada mokyklai, aš turėjau dujų balenėlį, nes sunkus laikai buvo Vilniuje, ten žinai, prieš 20 metų. Mes kalbėjome apie tai. Jo. Ir mes kažkada nusprendėm, kad tiesiog gal, o įdomu būtų, kas jeigu papurkštume mokykloje viduje patalpose. Tai įpysom truputį pirmam aukšte, evakavo mokyklą. Va čia tokia... Mokykla irgi tokia situacija. Tai jeigu ką, čia buvo aš, Karoliniškių gimnazija. Futbolo laida tokia maždaug yra. Tai sportas yra apie tai, apie asociacijas. Jis apie asociacijas. Dar vieną mintį norėjau pasakyti. Pas jūs ėjau dar ir prisiminiau tokį jausmą, kad tu atrodo, kad kamuolį ir sportą žinai aфиgenai, kad kažį ten, va tai aš anksčiau galvodavau, aš futbolą išmanau, vapšė, viską žinau. Ir tada aš nueinu į tą, blėt, Ambrazevičiaus proto viktoriną ir aš suprantu, kad aš nichuja nežinau ir aš nesuprantu iš vis apie ką yra futbolas. Aš jo atrodo nemačiau. Nes ten visi klausimai. Aš kaip jūs praeina pro šalį kažkur. Man atrodo, net kai kurie Meksikos antros lygos žaidėjai, jie patys skambina Ambrazevičiui ir klausia, kada aš gimiau. Tu žinai, seniai. Nes aš tai prisiekiau. Nes aš klausiu mamos, tai sakė, nelabai atsimenu. Čia ten aš buvau visą pasimetęs ir ten aš supratau, mane taip hamblina ir aš tada supratau, kad aš sportą ne šitą, bet... Kalbant jo apie skandalus, tai man tai kiekvieną kartą kraujas užvirė, kai aš pamatau, kad kažkas sportą išmano geriau, o tokių žmonių yra milijardai. Ne, bet pas mus geriausiai sportą išmano visgi Mindaugas Balčiūnas. Šiuo metu. Palaukit, mes čia apie tai kalbame, ne? Čia. Jo, apie viską mes čia kalbam. Aš žmogus iš šalies, aš niekada gyvenime nežinojau, kaip krepšinis Lietuvoje veikia, nes aš niekada jo nesidėmėjau labai stipriai ir aš nenoriu čia vaidinti, kad aš čia, blėt, kažkoks išmanantis žmogus, bet aš labai gerai išmanau, ne labai gerai, bet neblogai išmanau politiką, socialinę, kaip visuomenė veikia, nes su tom teko dirbti tiesiog gyvenime, taip atsitiko. Ir kaip sakoma, aš matau, kas yra ten bullshitas, korupciniai požymiai, kas yra feikiniai tie visi asociacijų ir kur yra tas korupcinės rizikos ir taip toliau, tai čia yra akivaizdu, kad čia, žinai, bet koks žmogus, kuris biški supranta, kaip turėtų veikti tas viešas sektorius, tikėtina yra kritiškas ir Balčiūnai, ir visai šitai sistemai, nes, man atrodo, kad čia reikia ratuoti labiau
žmonės apskritai. Čia yra, bet kokioji, čia ne su sportu iš visus jie, čia yra žmogiška, čia yra apie tai, ne mes sugalvojam, čia, žinot, tipo, ir Montesquieu, ir sena visa politinė filosofija pastatyta ant to, kad, jeigu nėra rotacijos, labą dieną. Tai jeigu, ir tada ta rotacija turi būti irgi pagal kažką. Kad jinai būtų sąžininga, reiškia, turi būti sąžiningas, apšviesti žmonės sąžiningai, jie turi suprasti, kas veikia. O tu žinai, kokia FIFA yra rotacija? Žinai, kad Gianni Infantino dabar jau vadovauja ten irgi, kiek jau antrą, trečią kadenciją. A prieš tai Blaterisgi buvo. Prieš tai Blateris buvo, o dar anksčiau buvo Avalančas. Tai taip. Nuo 74 prabėgo jau kiek čia, 52 metai, tai tik tai trečias yra Infantino. Primena kažką irgi, jau kalbėjau. Popiežiai eina, FIFA kaip popiežiai. Popiežiai dažniau miršta, senė. Popiežiai ten tokia yra tema, ten tu ateini, ten tavęs neklausia, kaip tu matai savęs po 5 metų. Nebūna to darbo interviu. Aš matote save po 5 metų. Nemažai šansų, kad grabė. Jeigu jie apšviesit iš vidaus, tai aš būsiu pasviršininkas. Žinai, kaip sako. Aš po 5 metų. Šefas gali iškviesti. Po 5 metų savęs nematau, bet matau jūs visus. Ir amžinoji šviesa jums nešviečia. Aš sakau, vienas dalykas, vakar, kai žiūrėjau futbolą, atsimenu visi tas momentas, kai tas additional tas referee, kuris rodo kiek minučių dar. Su Rexona tas. Jo, dabar tai iš jūsų sugadino Rexona, tai bent tą lūs, kad būtų. Rexona, nes tipo pakelia, tipo pažastis pakelia. Čia būna tas. Čia tame bairis. Čia Rexona užrašyta, čia kažkur, čia tipo bairis, jo, čia neblogai visai. Čia gerai. Čia gerai. Jo, čia neblogai. Matai, kiek neišsupratimo kyla dalykų. Galvoj, duhai nesąmonė. Geriau alus. Ir ten, karočiui, jisai kelia, tas pridedam 3 minutės, pridedam 6 minutės. Ir aš vakar sėdžiu, mes sėdim, taip klube žiūrim. Aš galvoju, man atrodo, Adamkui dabar gyvenime taip pat. Pridedam 10 minučių. Kas ateina. Jeigu su alumtais, žinai, kaip būtų, maždaug fanai laukia, kiek pridės alaus, kiek galima vakarė. 7. Bet iškelia žmona. 2, gali dar 2. Ir šūkis, neskaičiuok laiką, skaičiuok bokalus, žinai. Mano brolis yra 82 metų, aš 88, 87 mes kalbėjom kaip tik. Ir man su broliu visą ką žiūrim futbolą, nuo vaikystės. Ir mes dabar šiandien Žalgirį eisim žiūrėti ir per teliką žiūrim ir ten visą laiką memus siunčiam ir taip toliau. Ir kaip, aš tiesiog, paskutinis momentas, kur, matot, Zidanas Materacija. Jo, 2-6. Jo, 2-6. Jo, man buvo 18 metų, mes su Dymom, su mano broliu, mes nuvarėm žiūrėti tą finalą. Ir mes grįžom po 3 dienų. Tiesiog aš prisiminiau šią dalyką. Taip, Zidano smūgis išmušė. Man čia buvo vienas iš gal tokių iš vis įspūdingiausių finalų. Čia mano pirmas toks, kai aš buvau sąmoningas ir mes ten... Po 3 dienų ar buvai sąmoningas? Ne. Čia buvo labai buvo. Ir mes šiandien einam vėl su broliu į sportą ir aš labai bijau. Kad ketvirtadienis gali baigtis sekmadienį. Jo, viskas gali... Būna viską. Tai gal pajudam per scenarijų biškinės. Atsiprašom. Aš jūs labai daug misdirektinsiu ir žinokit, mane kviesa. Labai gerai, scenarijus čia tik žinai yra... Viskas gerai, važiuojam. Ai, jo. Užduok. Kiek dar mums reikia, matai, titrą parašyti, kiek procentų tavyje yra futbolo? Kiek procentų manyje yra futbolo fano? Futbolo fano, šiuo metu, manau, apie 3 tikrai procentų. Aš tikrai... O klubinio metu? Klubinio metu... Daugiau būna ar panašiai? Būna, bent čempionų lygą aš mėgstu ir aš pradedu žiūrėti, kai jau vyksta paskutiniai grupių grajai. Jo. Ir aš jau tada matau... Kai jau aiškumo yra. Jau aiškumo yra, nes aš ten irgi stengiuosi negaišt laiko per daug. Kaip ir NBA, visi prie playoffų. NBA, tai tik tai playoffus ten įmanoma žiūrėti. Aš durnas, aš šį sezoną žiūrėjau visą, nes man Kaspą reikėjo žiūrėti. Ir aš įsimylėjau, ką aš žiūrėjau. Pradėjau dar kitus žiūrėti, ar Buzelį pradėjau žiūrėti. Tai žodžiu,
Jo, mes va čia perėsim dabar. Jo, tai taip apie trim, bet kaip per šitą šiam būtų, jeigu... Nu, tai rašysim tada Kem 5 arba Kem 4, kad būtų gražiau. Kem 4. Čia, va, kalbant apie statistiką, irgi visi čia šitam čempionate skaičiuoja, žinai, įvairias, ten kas kiek rungtynių praleido, kas kiek bokalų išgėrė tų pačių, kas kiek kartu su draugė susipyko dėl to, kad vakarė nieko negalėjo suplanuoti, nes buvo fulė ir taip toliau. Ar tu turi kažkokią įdomią statistiką, kurią irgi, o taip gali pagalvoti, nu kažką tai tokio. Advanced. Jo, kavos puodelių kiek išgėrė. Aš komentavau 3 rungtynės, mes darėm tokius bairius, kaip komentavom, tipo, klube, bet dažniausiai tiesiog leidži žmonėms žiūrėti sportą ir nedaug kalbėjęs, stengiasi, nes ten per daug šurmulio. Jo, bet šiaip, nu, žiūrėjau daug su draugais, čia gal tas faina, nes iš tikrųjų aš nėra, kad aš labai, sakau, nu, man čia yra labiau emocija, negu aš neskaičiuoju, man atsijungia smegenis, kai aš sportą žiūriu. Ir aš dėl to, man nepatinka net planuoti, kur žiūrėti. Aš mėgstu, ir telefę žiūrėti, ne vienas. Aš visai, kad dar kitą dieną highlightsus pažiūriu. Nu, nežinau, čia mano toks būdas. Tai aš gal, šitas čempionatas galbūt labiausiai, kur aš žiūrėjau po rungtynį dar highlightsus papildomai. Nežinau kodėl, nes aš dabar nuo kažko gal irgi tas atėjo, kad reikia žiūrėti. Nežinau. Sudominu. Bet neturiu aš normalaus atsakymo ir prigavot. O kalbant apie tą... Prodiuseris nori kažką pasitirti. Aš noriu paklausti, nes mes truputį nušokom nuo mūsų šaknų laidos, nes mūsų laida ir vadinasi Sokeris ir bent jau pradžioje dažnai kalbėdom tą temą ir labai įdomu tavęs to paklausti, kaip tu žiūri tą amerikietišką sporto kultūrą ir tą futbolo vadinimą Sokeriu ir Amerikos santykis su futbolu. Žiūrovai nemato, bet prodiuseris su Amerikos vėliavos Mike čia atėjo lyg tarp kitko. Ir klausi, kaip jums šį šalis? Aš tai labai myliu tyrinėti tą Ameriką, nes ten yra juokinga, kaip Europos Sąjunga, ne, skirtinga, kaip Indija, skirtinga, kaip visur, skirtingi žmonės, skirtinga tema. Ir Amerikoje visą laiką buvo populiaresnis, man atrodo, moterų futbolas laiką. Jo, tai jos daug pasiekusios kelis kartus olimpinės čempionės pasaulio ir taip toliau. Alex Morgan. Jinai ten kieta labai atrodė. Ir yra. Ir labai veidas didelis, Nike, man atrodo. Jo. Nu, žodžiu. Jo. Ir aš atsimenu, mes juokaudom visi, kad ten žaidėjai važiuoja mirti. Visi važiuoja mirti tą MSL tipo. Vechamas juokingas, atsimenu, Galaxy tas buvo. Ir atrodo, kad ten neprisigys, bet tada aš, sakau, aš supratau tą apskritai visą Amerikos tą sportas Amerikoje, kurį mes įsivaizduojame Europoje ir ką mes laikome sportu. Tenai tai yra, čia labai įsidėmėkit, čia nuoširdžiai aš jums sakau, čia iš supratimo ateina, jis ten yra koledžų lygi. Tai mūsų tas, kad Gargždų Banga, Vilniaus Žalgiris, laikykite savo lokalius ir viskas gali atsitikti ir nėra, kad čia dideli pinigai. Nors dabar jau yra dideli pinigai labai, bet vis tiek koledžų, apskritai tas community ir savo augimas pas mus jis formavosi kaip profesionaliuose klubuose atseit. Taip atsitiko jo. O ten susiformavo viskas koledžuose. Ir tik koledžuose ir užaugo. Tai tas pas MBA jisai užauga iš koledžo. O paskui viskas labiau tiesiog yra kaip eventas, kaip renginys. Toliau jau yra šitas, bet ir čempionų lyga dabar į tą pusę irgi jau norėjo. Atsimenat, kai norėjo tą kurti Peresas, norėjo kurti Superlygą. Bet jie tai daro, jie žino, kodėl jie tai daro. Ir yra skaičiai, kurie rodo, kad galbūt taip daryti yra. Bet mes turim tą tradiciją. Ir pas mus yra sirgaliai visada. Jo, ta nuo grassroots ten tą visą tokį. Ir jie daug kur yra ir dalininkai dabar tampa. Ir tai perina. Ir skau, tas vaibas Amerikoje yra į koledžų pusę. Gal aš, vėlgi, čia mano toks supratimas. Kurį aš sakau, aš esu žaidęs tenai futbolą, kai aš daug laiko ten praleisdavau, aš prieš 8 metus, kai pirmą kartą nuvariau vasarą į New Yorką, aš gyvenau šalia Stadiko, nes aš gyvenau Queensase. Ir
ten daug labai, Kvinsoje labai daug erdvių, nes ten, biški šikna, bet daug stadionų labai. Ir aš žaidžiau ir viskas, visi, kas žaidžia futbolą, Amerikoje yra latinas. Tai yra, kuo labiau šiaip populiacija ir kuo labiau latino kultūra tampa vienai, jinai visada šiaip būnu po Amerikoje. Šiaip nereikia sakyti, kad latinos yra kažkoks, šiaip tai, Amerika yra paėmė iš Meksikos ir Los Andželas iš vis, Kalifornija čia yra viskas, visi pavadinimai visų miestų, viską yra ispana kalbė ir ten buvo Ispanija. Jo, ir tai su latinas community augimu, sokeris, sportas, bet dar norėjau vieną dalyką pasakyti dėl to žaidimo su jais. Jie visi, jeigu jau domies ten, tai jau domisi rimtai. New York'e yra Arsenalo tipo hebra, jie žiūri visus Arsenalo grajus. Mane ten kaip fan klubas. Ir jie ten, ir ne vienas toks, kur yra, ir ten daug. Tai reiškia, jeigu tu nori eiti giliau, amerikiečiai moka eiti giliau. Yra stereotipas, kad jie labai paviršutiniški ir labai kvaili, nėra taip. Yra average amerikietis, toks, kaip ir average lietuvis, kaip ir average ukrainietis, kaip ir average lenkas. Bus. Aišku, jisai yra, ir stereotipinis, ir irgi. Dažnai mes tiesiog nežinom. Labai daug žmonių negali verbaliai išreikšti savo emocijas, žodžiais ir negali artikuliuoti, nes, mes visi skirtingi. Ja. Žodžiu, ir, aš noriu pasakyti, kad Amerikoje, aišku, man asmeniškai, aš nesuprantu jų American sports, šito American football ir baseballą, aš nesuprantu jo. Aš esu buvęs porą kartų, pažiūrėjau. Aš irgi esu beisbolė buvęs, nieko ten nesupratau. Beisbolas, bairis, kaip aš suprantu, jie valgo hotdogus, alų ir tipo suka laimės ratą, ploja kartučių ten kažkam. Ir labai lėtas peisas. Ir labai lėtas peisas ir visą kitą. Nežinau, aš manau, kad visi jie yra boleriai, amerikiečiai, visi mėgsta kamuolį. Bet įvairiai kamuolys. Mes, žinot, kiek futbolininkų esu kašiorų, aš bent sutikęs esu kelis kašiorus, kurie sakė, kad svajojo būti futbolininkai. Čia jie nelietuviai, bet aš turiu minėti. Tai jo, tai pavyzdžiui, Amerikoje, taigi pažiūrėk, netgi ir universitetuose, ten kiek yra buvę tų, kur ten žaidžia ir kašį, ir ten kokie amerikiečiai. Privalomai ten turi kelias sporto šakas. Būna, kad jeigu tu taip pat talentingas atletas, tau gaunasi ir tu mastai ir matai kažkaip kitaip ir suvoki visai kitaip, tau gaunasi visi sportai. Nes, daugiau mažiau, aišku, jeigu nori ten jau, žinai, labai jau haitai, fulė toks yra, su kašiu skiriasi labai stipriai, žinai, jau ypač ten labiau amerikietiškas futbolas gal arčiau, žinai, nes ten vis tiek ir su rankom gaudai mėtai, vėl aukštesni, tvirtesni, gal tai. Ten daugiau stafo, šiaip amerikietiškas futbolas labai daug turi, ten labai didelį biudžetą, nes taisyklių belekiek. Ten labai daug žaidėjų šiaip komandai ir ten daug resursų. Kviečiam. Gerai, važiuojam, kviečiam mus jau link rungtynių kalbėti, ar čia dabar jo, šitą karsą kalbėsi. Apie prakeiksmus. Argentina viską kol kas, įveikė jau visus prakeiksmus. Praktiškai jo, bet aš nemačiau, dabar mačiau, kad Speedas, aišku, jisai toks pradažnas škūra biški yra. Ne. Jis buvo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ne, nėra. Mačiau vaikščią su Prancūzijos ir Ispanijos per pusę Maikė. Jis Brazilija ten. Šiaip šitie iš tikrųjų, man šitie būna, kur šalikai, tipo, dviejų komandų šalikai ir kur būna Barsas ir Realo, kas čia iš vis per nesąmonės sukūrė šaliką. Ne, tai aš noriu prisiminti labai šitas rungtynės, kad aš buvau tai šalikams. Čia žinai, tokie žmonės yra, už kas irgi, o kas laimi? Už kas irgo pasaulis, toks buvo žemėlapis sukurtas, bet nežinau. Aš galiu šiaip labai gerai atspindi geopolitiką. Paanalizuokit, prašau. Okay. Už ką pasaulis. Aš tai mačiau kitą, kur visas pasaulis tik tais Anglijos vėliava ir tik Argentina už Argentiną. Aš irgi mačiau tokį visą, bet čia toks šitas įdomesnis. Aš manau, kad tie, kas pasilgo citos Britanijos imperijos, dabar labai nostalgiškai žiūri šitą žemėlapį tokį, vat buvom iki Juodosios jūros. Aš įsivaizduoju, mums šitie sentimentai iki Juodosios jūros, viso kaip Britams, ble, jiems turėtų iš vis galva. Buvom visur. Buvom vis dar. Patys
Jo, bet šiaip tai ir juokinga, kad ir Falklando karas, va, ten va, matome, kur yra. Ir visas šitas vaibas, tas Maradonos įvartis ranką per tą 86-aisiais. Seniai, čiagi yra, ant tiek daug magijos ir ant tiek daug visko, kad aš sakau, aš tai vakar žiūrėjau visą. Ir tas pats rezultatas. Aš negaliu patikėti. Ir Maikės away. Viskas. Atrodo, ir dievukas. Viskas yra grožis. Tik tai ten buvo du įvarčiai Maradonas, čia 2 asistai, Leo. Biškai kitaip, negali visiškai jau atkartoti, žinai. Man taip patinka geri sportininkai. Bet Messi 39. Seniai pizda jis yra. Ir ball control, kaip jis matom. Aš dar, aš sakau, šiandien highlights žiūrėjau dar ir tiesiog žiūriu jo driblingą ir toks, tipo... Jis žaidžia dviem, supranti, yra, tu, žinai, tu futbolą lankiai. Galima žaisti 2 kojam, o galima žaisti 2 pusėm. Supranti? Tu gali būti ir kairę duoti, bet tu nevaldai tos pusės. Tokia. O jis atrodo, jisai, blėt, va taip gali žaisti. Pro 3 žmonės ten, kur prasisuko tą. Ir atrodo, tie anglai visi už jį didesni, stipresni. Trenkėsi tas šikta užsimetė ant nugaros tą per... Aš man dėl to ir nepaėjo žaisti, nes aš niekada nesuprasdavau, kaip stovėti, kaip valdyti kūną, kaip žaisti korpusu, kaip naudoti savo kūną erdvėje ir kaip matyti, nes aš maksimaliai tūpas esu žmogus. Aš taip problema yra, kad mūsų treneriai labai testikai. Ir dar ir treneris, kur ta. Aš realiai ką išmokau už treneriuką. Kad reikia greitai pachmą pasidaryti. O, greičiau. Tu turi tą valandėlę. Čia jisai tau sakė. Turi valandėlę. Čia jisai tau sakė pasą, bet tu išgirdai pachmą. Reikia pasą. Ne, jisai man net nesakė. Žinai, yra show, don't tell. Show, parodyk. Buvo vienas toks treneris, kur visą laiką ateidavo, sakydavo, žiūrėkit, berniukai, čia vakar trenerio draugo buvo gimtadienis, tai jūs imkite kamuoliuką, pažaiskite čia futboliuką, o gimtadienį, tiksliau, o treneris draugų turėjo dahuja. Čia, kaip sako, geriau neduoti žmogui meškerio, ne žuvį, ne? Aš jums duodu ne kamuolį, aš jums duodu knygą, kaip tapti treneriais. Šiaip mūsų treneriukas, šiaip fainas bičius buvo. Aš norėčiau dabar linkėjimus perduoti. Aš nežinau, ar jis gyvas, aš tikiuosi, kad gyvas. Algirdas Biliūnas, jo vardas ir pavardė. Šiaip nuostabus bičias. Ir, geras treneriukas. Mūsų šiaip ten, sakau, ten ne apie futbolą ir ne apie tai, ar tu būsi futbolininkas. Taip. Kažkas ten, grinai apie tai, kaip supras save tarp kitų žmonių ir išmokti, supras, kad tu esi, kad yra žymiai geresnių už tave ir visada bus. Taip. Ir čia yra labai geras būdas savo visai priminti. Va, kalbant, kad ne apie futbolą, tai vakar pirmasis lygis tarp Argentinos ir Anglijos atrodė maždaug taip, nes futbolo buvo nedaug, bet man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai tas senas geras futboliukas į kaulą, emocijos, susistumdymai, apsižodžiavimai, man tai patiko, aš kaifavau tikrai. Man toks adrenalinas pagavo, aš sakau, jaučiausi, lyg būčiau pastatęs pinigų už kažką, arba labai palaikyčiau kažką. Arba tiesiog jautėsi kaip gimęs Buenos Aires. Tiesiog, blemo. Kaip minimum. Aš kažkaip buvau šito praleidęs, nes čia jisai žaidžia Maradoną už Barceloną. Už Barsą jau. Aš to irgi Įsivaizduojat? Dabar tokia tema būtų, dabar, man atrodo, atleistų visus 20 metų iš visur. Uždraustų. Uždraustų žodį Barcelona. Prie kamulio prisiliestų. Jo, atrodo, kad anksčiau biški kitaip žaidė tą sportą, bet... Tai vakar toks ir buvo sportas. Tai vakar buvo toks vaibas biški prieš 20, prieš 30 metų. Buvo. Ir man tai tinka, nežinau. Man tai kaip patiko vakar. Aš kai vakar žiūrėjau kai kurios momentus, aš negalėjau patikėti. Aš toks... Jo. Solidžiai vyrai juda, tipo, opa, gerai, dar, tipo. Ir aš nesakau, ir aš kiekvieną tezę, kurią sakau, nes aš ten vakar, aišku, prieš mačą aš prisipizdėlinau, kaip visada, aš ten papasakau, kas čia turi laimėti, kodėl neturi laimėti, aš ten pasakiau kažkokias savo predictionus, kurie visiškai nieko bendro neturi su realybė, nes aš, vėlgi, jie čia atėjo iš nesupratimo dažniausiai. Ir, karoči, aš ką sakiau, aš galvoju, ai, blėt, nebus čia grajaus gero, visi čia bijos, blėt, visi sėdės gynyboje, blėt, ir gaudys ant klaidų. Kaip dažniausiai... Pirmam kilniai tai taip ir atrodė. Kaip dažniausiai, atrodė, kad gali būti, bet tada išpakavo pilnai jau ir buvo geras rungtynės. Aš labiausiai gal nemėgstu to čempionato, kai Graikija laimėjo Europos čempionatą. O Jėzu, baisu 2-4.
Jo, aš atsimenu. Baisu. Čia vat mane tada... Nes toks geras buvo Euro 2000 ir toks blogas Euro 2004 buvo, nes aš atsimenu, Belgijoje ir Olandijoje buvo 2000. Jo. Kur aš jau kaip senas, žmogus, kur 95 metų. Ja, Tuchelis geras labai šitas treneris, žiauriai fainas. Labai, aš tai manau, kad skemeris yra paskutinis, jeigu atvirai. Ir aš tai... Rimtai? Jo, man tai atrodo, kad jisai nelabai geras treneriukas. Turiu tam šiek tiek tokių argumentų, bet pasilaikysiu savo. Nepasilaikysiu. Tai jis Mainz atėjo po Klopo, Mainzas jau buvo ten pastatytas. Okay. Tada į Dortmundo Borusiją atėjo po to paties Klopo buvo pastatytas. Į PSG atėjo po Unajus Emery, kuris irgi ten jau buvo padaręs. Ir su Chelsea, tai ten tą čempionų lygą, ten tokia pusiau covidinė laimėjo. Dar tipo. O Müncheno Bayerną ką pasiekė, prapisa čempionatą 13 metų, kur nebuvo niekam. Šiaip jo, Tomas Tuchelis, Laimai. Bet labiausiai šitoje situacijoje visgi pasiduchino patys anglai. Pasamdai vokietį, treneri anglas, samdai vokietį ir vis tiek prapėsi čempionatą. Tai čia didžiausias. Man atrodo, anglai nepasimokė, jeigu tu nori, kad viskas būtų padaryta gerai, pasamdyk Lenką. Jo. Robertas Lewandowskis po kitam čempionatą prie vairo. Bet iš tikrųjų, Garetas susiaudgaitų. 8 metus dirbo, jau ten į finalus 2 euro pateko, viską. Atrodo, tai duok dar tam treneriukui, biški dirbti. Šiaip aš nesupratau irgi, kodėl tą Southgate'ą vargšą. Ai ne, pabandysim vokietį. Žinai. Visi esame, kaip sakyti, visi yra pabandę vokiečių kažkada. Rotacija. Tai giliau jau neįkai. Čia ir sustokim. Dar vieną turim. Čia sustokim ir atsistokim. Bet šiaip norit papasakoti. Bet čia tikras ar čia fejkas, vėma? Ne, bet čia... Žinok, gali būti ir taip, ir abiejose atvejuose juokinga. Geriausia, antradienį buvau koncerte Varšuvai. Bet bani, jau. Ir žodžiu, irgi mes kažkaip ten biški taip stovėjom ir ten buvo irgi neįgaliųjų tipo vietos ir kažkaip viena panažinai. Palaukit, stop, atsargiai dabar šitoje vietoje. Jo, aš atsargiai. Nes tai mus dabar žiūri klajumas ir toks. Aš jo, atsargiai. Ir buvo ten viskas, viskas fainai, viskas gerai. Ir viena panaš ten, kaip supratau, žinai, atvarius buvo jai koja, gal ten lūžus ar kažkas, ir jinai, kaip ir, su vežimėliu, bet ne... Nėra, kad neįgali iki galo, ten gal laikinai, žinai, kažkai turi problemas. Ir jinai vienu metu atsistoja, žinai, jau ir ant vienos tos kojos stovi, žinai, ir jau densina. Ir aš sakau, Hebrai, o jie kažkaip to nematė, žinai. Ir aš taip sakau, Hebrai, žiūrėkit, koks geras koncas, net atsistoja žmogus. Tai čia irgi, žiūrėkit, koks geras futbolas, žinai. Šiaip tai aš labai pavydžiu argentiniečiams. Realiai, ir tikriems fanams Argentinos, nes jie dabar tikriausiai išgyvena, kokias emocijas. Kosmosas. Nes tu realiai dabar bus 2 iš eilės. 2 iš eilės ir jau čia yra 3 per paskutinius 4, nes jie buvo 2-14 Brazilijai finale pralaimėjo vokiečiam. Tada 2-18 ten nepaėjo jiems, nuo prancūzų gavo pakeliui, 4-3 tas buvo geras grajus ir tada dabar 2 finalai išėlės. Lemba, tikrai, kas vakar dėjos Argentinoje ir šiandien dar turbūt dedas ir dar dėsis. Tikrai dedas infliacija ten. Ten galima būti garantuoti. Paims teiką. Šiaip daug kas. Ypač už gryneką. Daug kas dedasi šiaip, man atrodo. Netgi ten turi savo, prezidentą, kuris libertaras, ten he's super crazy guy, jis sumažina skolą valstybės procentelį nuo BVP, bet ten, eksperimentai. Bet jie ten Argentinoje, šiaip Latino Amerika yra, aš sakyčiau, tokia Ukraina, biškė. Kitas pasaulis. Ukraina, taip, tralala. Aš turiu vieną tokį pažįstamais ukrainietis ir jis nuvarė į Latino Ameriką kažkada, sakė, ir jis ten pasiliko gyventi po to. Tokia, kad šitas pats. Tas pats tik šilčiau. Jis niukina? Matei? Čia po įvarčio jo reakcija, į pergalį. Gal jisai čia įkvėpė Maradonos truputį. Gali būti, nes toj kultūrai ten irgi, žinokit, tai yra dalis. O gal tiesiog žmogus, jausmingai išgyvena visgi? Noriu čia dar.
Nu ir taip ir taip. Kažkur matyti judesiai. Kaip sakyti, nei pateisinam, nei Bet geriausia tai aš pavyzdžiu žmonėm, kurie gali funkcionuoti ir vartoti. Bet jūs atsimenat, kai Maradona vaizdavo. Ir man atrodo, dar paskui Robbie Fowleris darė. Taip, ir šitas Romanian guy, kuris iš Rumunijos buvo, Hadži? kurį diskvalifikavo, man atrodo. Ai, čia Adrianas Mutų. Taip, jis irgi vieną kartą tai padarė ir jį tada užbanino. Blet, seniai, irgi kaip futbolas evoliucionavo. Anksčiau tu Maikė turėdavai nusiimti. Jo, jeigu Maikės nenusiimė įvarčių, neįskaito. Dabar tai po tau geltonų. Dabar iškart. Noriu grįžti prie tos kolonijų epizodo. Čia jo buvo reakcija, kai pelnė pergalingą įvartį. Jo, kad ramiai reaguoja, tipo, žinai. Ir dėl to internetas pasigavo, kad, neįprasta reakcija. Iš Karlo Ancelotti išmokęs. Ar jūs matėte tas, kur March Madness buvo Michigano State'o treneris, kuris prie teisėjo, va taip. Jie laimėjo ir jis va taip. Ir taip tiesiog žiūrėjo. Jisai va taip, stovėjo gal 20 sekundžių. Tokia afekto būsena kažkokia. Ir seniai, jo, ir atrodo, kad tai nes aš tą epizodą kažkodėl tai labai įsidėmėjau to Michiganą, man atrodo, čia Michiganą buvo State'o treneris ir žodžiu, ir man atrodo, kad tai yra tokia, žinai, euforija, kuri turi ir agresijos tokios, bet jinai tokia... Kažkiek evil tokia truputį. Jo, tokia kažkokia evil, kuria jinai nėra fizinė arba dar kažkokia, bet jinai, nežinau, atrodo, kad išleidai demoną kažkokį. Kad įvyko kažkoks ir išėjo gal toks vaibas kažkoks. Kartais sporte jo, kad šiaip gal nežinau, sportas gali... Jeigu tu gintumės ten ir laimėtum, gal tada ir triumfuotum, žinai, kad va, čia pagaliau, žinau, čia kai tie du įvarčiai tokie biškiau netikėti ir tokiam pats tranzė. Ir dar, žinai, dar liko laiko, dar tu iš karto... Ir liko, jo, automatiškai dar galvoji. Tu dar automatiškai, kaip treneris, žinai, tu iš karto jau galvoji dabar, ką tie darys, kaip mums, čia normalu. Nesidžiaugiam per anksti. Jo, dar. Anglai pasidžiaugia per anksti, žinai. Būna dar, kurie streso būsina žmonės, pamoka išjungti emocijas. Jo. Yra žmonės, kurie taip moka. Londono Chelsea tokį padarė bairiuką. Nežinau, čia tyčia ar netyčia pasidžiaugė Enzo Fernandezo įvarčių ir gavo šiek tiek heito Anglijoje. Šiek tiek gal toks žodis švelnus. Aš tai mačiau nemažai Londono Chelsea fanų, kurie sako, šitas bičias, kai užsivelka Argentinos marškinėlius, tipo yra visiškai world class, žinai, o sako, pas mus šūdą malą, tai sako, nežinom kodėl. Tai aš jiems patarimą turiu paprastą, tai pavilkit po apačią, tos marškinius ant viršaus čia uždėkit, jeigu čia tik tokia problema. Aš nemanau, kad yra motivacija žaisti už Chelsea. Šiaip tai jo. Už Chelsea yra motivacija žaisti tik tai, žinai, kada, kai pamatai algalapį. Mėnesio pabaigoje, oi, geras buvo mėnesis, tikrai. Ir kitas bus neblogas. Aš netikiu šitą komandą. Ne, tragedija. Aš niekada nepalaikiau Fanams visiems linkėjimai Chelsea. Net kai ir Andrėjus Ševčenka žaidė už Chelsea, aš vis tiek nepalaikiau Chelsea. Net kai ir Dragba žaidė už Chelsea, vis tiek. Jie taip turėjo gerų ten, viskas, kaip visada, padovanojo mums momentų, bet... Buvo Jose Mourinho Special One. Aš prieš. Ką manom apie tokius? Wow, ką tu man apie šitos? Tu kaip tatuiruočių irgi meistras tikrai turi įspūdingų kūrinių. Tai šitą temą, man atrodo, daro kiekvienais metais, nes jie net taip ir nepasimokė. Nes, bet aš galvoju, ar tą 2026 tai galima perdaryti gal paskui kokį nors ten... Kažkada, kai bus 30? 30, 40. Nebus. Ar yra pas tave tatuiruotė, dėl kurios gailiesi? Ar yra kuri, dėl kurios nesigaili? Ne, dėl visų gailios. Nes aš turiu tokią tatuiruotę, aš kažką pasidariau. Čia yra tipo Dievė Šyva kažkokia, o čia yra kiniečių restorano meniu. Ir aš jibal šitą ant bairio ir kažkada sėdžiu lėktuvėje ir mane indas žiūri. Ir sako, ble, Zenė, what the fuck? Aš jums sakau, aš jums paaiškinsiu. Ir aš jam pasakiau ir jis man sako, this is disrespectful. This is disrespectful. Nežinai, ne visiems suprasti. Ir sakau, okei, tipo, Senė, sakau, this is God. Aš toks, blėt. This is God, this is food. Mes irgi su Petkum pripysė, man kokią pasidarėm tokias pačias, tokias nesąmonės. Atvarėm karačią. Užrašas, ir sakom, ką daryt. Aš sakau, Petkui, girdi, sakau, pas mane jau 10.
pas tave pirmas, sakau, rinkis, tas kažką nieks sako į galvą nešauna, aš tada sakau, gerai, tada rašom, čia tiesiog Bangkok. Tada sakom, ne, bet reikia, kad nesimatytų labai. Tai sakom, vietinė kalba, tipo, tas bičias toksai... Krungtep. Britas, jo, sako, bet jūs žinot, kad jeigu pilnas Bankoko pavadinimas 27 žodžiai, sako, ne, tai sako, mums vis tiek kažkoks yra vienas, kur esminis, jo yra, nu, Esminis. ta esminė. Tai taip, 4 ryto Bankokė įvyksta dalykų. Ką dar čia turim? Oi, blema. šitas gražus Vienas čia savanoris davė Argentinos fanui stadiono žolės gabalėlį. Kaip... Jisai ne savanoris, FIFA kreipėsi. Ai, nu, sorry. Bičiukas jo daro ten turinį jiems. Yeah. Wow. Tai čia dalinai ir jam padarė, bet ir savo turinį pasidarė. Davė gabalėlį žolės tiesiog. Bet... Nu, aš irgi esu taip daręs. Kas nėra. Mes kitą akmenį, kaip sakome. Taigi tik gabalėlį. Bet tik tais prisiminimui. Nu, Geram. geram prisiminimui. Čia labai gera replika, labai gerai atrodo šiaip. Norėjau pasakyti, nes aš šalia ar sėdžiu, aš toks... Gali pasimti. Nu, Ne, čia šiaip mano. Negali. Pasim čia reikia, nu, laimėt. Negaliu. Man tai, žinai, vakar... Aš tau galėsiu atgriežti Man iškilo dar vienas klausimas, žiūrint rungtynės, gal paklausiu jūsų. Kur rodo per kameras, parodo fainai ten, kur, pažiūrėjau, 3 apsirengę ten liūtis, 3 fanai, ten kažkokie dar šarvais kažkokiais ten. Bet kai tu prapisi grajų, kaip tada tu išeidinėjai su tais liūtų kostiumais visais, su šarvais, kaip reikia, tipo, kaip tu jau... Walk of shame. Viduramžiuose, tai žinai, tu britai su tais kardais. Ir tau reikia su metro važiuoti namo. Prašys. Išmesti irgi gaila, žinai, nes gaila. Čia man atrodo, kaip į festus atvaro žmonės. Atrodai kaip hujovas aktorius, kurį nepaėmė į Game of Thrones, o tu jau apsirengi ir varai namo toks. Aš dar gausiu šitą rolę, aš dar. Ja, man žiūri, toksai liūdnas kažkoks momentas. Bet atsimenat, Vuvuzelas buvo uždraustas. Jo. Sako, gerai, bet tada pradėjo visi šitai, sako, ne, atgal. Mes sukūrėm instrumentą, kuriuo visi naudokitės, o paskui nebesinaudokit, nes esu užpisa. Bet tas čempas iš tikrųjų kažkada buvo vėl įsijungęs, čia irgi kažkokius tai highlightus žiūrėjau ten čempionatų ir žinai, tipo, kiekvienas grajus atrodo tokia pat atmosfera, vis laik... Visą laiką. Tas 30 minučių. Padarom biški visi 3 Vuvuzelo garsą. Jo, jau užpisa. Gan užpisa. Jeigu dar kažkam neužpisa, tai... Ne, bet šiaip. Blet, gerus atsiminimus jūs dabar pažadinat galvoj. Šiaip. Gongų terapija. Tokia laida. Ir šitie dalykai irgi faini. Čia laida atleisti. Apie sportą. Nu gerai, palieskim dar trumpai pirmą pusfinalį. Ispanija, Prancūzija, kaip sakant, vyko ir pirmasis. Taip nustebai. Nu, man labai keista, nes prancūzai nieko nesukūrė. Su Valtuzinu Nu visiškai. tai va, šitas nemažai. Kukurėja. Kvėpaėja. Kukurėja. Estrėja. Bet jis geras, bičias iš tikrųjų, aikštėje tai toks labai užnisantis. Tas toksai, kur nice to have, bet jeigu jis prieš tave, tai ne. Į Marčelą panašus kažkas. Jo, aš labai džiaugiuosi, kad jis dabar į realą perina, man bus ramiau. Jis perina į realą? Jo. Ai, okei. Nežinau. Man bus ramiau gyventi, dabar bus mano stovyklai. Bet tikrai, kas nutiko prancūzam tiesiog? Nes aš manau, kad Mbappé save laiko ir mes visi jo laikom kaip generational talent. Ir... Nu, nežinau, tą patį Dembelę pirmą kartą pamačiau pabaigoje, kur ten pabandė dar kažką pasmugiuoti. Nu, čia ispanų, ką mes šnekėjom. Ispanai yra toks turbūt arčiausiai klubo rinktinė, kur pagal žaidimą, pagal viską, tu matai, kad jie visi žino, kas ką turi daryti, visi linkia daryti savo reikalus. Nu, ir jie turi gylį visada, aišku, ir prancūzai turi gylį sudėties, bet ispanus rotacija yra kosminė. Ir šiaip sporto. Ispanai turi tą tokį, kad jie įsitrauks kokį nors random žaidėją ir jis atrodys Merino visokia ateina. Ir jis atrodys visiškai world class, nors jis ten klubiniam ten yra, nu, tipo neblogas, grajokas, bet ne ten
Super. Na, aišku, ką šitas padarė, tai čia irgi... Lukadinį? Irgi neįlinis. Nu, bet ir buvo, va, Užtemo smegenis. Kairiai pusė ta silpna vieta ir buvo apie ką Kai šnekėjau. šitą ledą per daug pakandi, šalto ledo, taip galvoju, užtemsta. Mane futbolė vat, labiausiai ir užpisa šitie dalykai ir aš labiausiai gal dėl to ir, nu, ir sakau, aišku, nereikia čia nieko kaltinti, bet vat, kai aš nežaisdavau ir nemėgdavau žaisti ir nenorėdavau žaisti, vat būtent dėl visų šitų dalykų, kur, nu, žmonės pertiklinę naudoja kažkokią galią vienas prieš kitą, kurį, blėt, nu, čia ne apie tai sportas. Futbolas ne apie tai. Jo, yra fizinis. Aišku, turi būti. Bet, nu, blėt, seniai, nu. Bet čia tai jam netyčia, taip Čia netyčia gal labiau užspyrė, žinai. Jis tipo taikė kamuolį, nematė. Nepataikė, tas Jamalis ten su ta... Tas atbėgo. Nusimetė ir viskas. Bet jo, epizodas. Žinau, aš šiaip nemėgstu tų... Nu, suprantate, va, tokių tvirtų momentų futbole, aš jos, nu, iš vienos pusės jo yra grožis, bet ne, aš tai labiau, man patinka, nu, man patinka mažai lėtimų, techninis toks, jo, kai kamuolys juda kamuolys ir, nu, ir tas man gal, nu, bet čia nuomonė, čia, blėt. Nu, taip, iš tikrųjų, pavyzdžiui, toks epizodas, nu, kur vatė, nesąmonė padarė, gauni baudinį, viską, žinai, toks tipo, nu, nėra to kažkokio wow efekto, kaip sakai, ne, kad ten... Kad kažkur iškapalė. Išgimdyta gera taka, kuri yra sąmoningai. Jo, čia toksai tipo, nu, nukrito aklai vištai grūdas, žinai, taip sakyti. Bet aišku, nu, ispanai laimėjo, nežaidė geriau. Ne dėl šito epizodo, o dėl to, kad... Ne, ispanai žaidė geriau, taip, ir ispanai... Man patiko šį jų žaidimas, nes aš šiaip visą čempą nebuvo, kad jie ten labai buvo promising. Gal ispanai laimėjo dar ir dėl to, kad pats Domantas Sabonis juos palaikė. Bet tai neblogose vietose jį pasadino su Boltu sėdėjo. Dar ir Lailsas buvo šalia. Buliamba. Nu, sporto pasaulyje Sabonio pavardė yra rimta. O, atsimenate, kaip Boltas bandė žaisti fulę? Taip, Aha, taip. Galvoju, kad... Australijai, ne, man atrodo. Jo, man atrodo. Australijai bandė ir buvo ten su Dortmundo Borussia, man atrodo, treniravosi. Melburno įsižaidė, ne? Gali būti. Ar Adelaide, nu nesvarbu. Kažkokiam bandė, bet nelabai paėjo. O Domantas jisai gyveno, užaugo Ispanijoje. Jo. Tai Taip. Malaga. Tai jisai gali palaikyti Ispaniją. Jis neklausimas, ar neturėjo paso, bet ne gal. Tai tas pats Jakučionis, jis irgi gyvena Barcelonai ir jam taip giliai įstrigo šitas dalykas, kad bičias iki šiol, vat, nu, irgi žiūri, palaiko Ispaniją. Ir... Nu, Ispanija, blemba, labai tave greit pagauna, man atrodo, ten tas vaibelis. Man patinka, aš labai mėgstu, man labai gera šalis, mes stengiamės kuo daugiau ten laiko važinėti visą su šeima, nes, brėt, aš... Čilas, šiam, brėt, visi. Ir Italija irgi gerai. Dėsum gerai, kur mūsų nėra. Ja, gerai pas mus čia kontinente gyvena. Nes aš lyginu su tą pačią Ameriką, aš manau, kad labai daug dabar europiečių, nu, nuvažiavo į tą Ameriką. Pabaig mintį. Jo, pabaigsiu mintį. Ir jie suprato, kad Europoje yra gyventi žymiai geriau. Nes Amerikos seniai, nu ten, blėt, reikia turėti arba dahuja pinigų, ko tu neturėsi. Arba reikia ten jau gimti ir būti labai, nu, jau prisirišti per kažkokias bendruomenės ir būti jau vietiniu. Bet tas atvažiuoti ir viskas, nu, jau man, nežinau, man Europa labiau yra tokia, na, aiškesnė. Labiau prie žemės. Jo, viskas pigiau, aiškiau ir, nu... Na, čia dabar populiariausias vaizdas internetuose visuose. Kambapas? Čia Laminas Jamalis. Čystai, atsiprašau. Ir čia ir buvo UNICEF akcija ir čia Mesis irgi panašiai ten 19 metų ar 20 prausė. Tiesiog random vaiką kažkaip jis ten kažkokį konkursą praėjo. Taip. Ir taip sutapo. Bet šį klausimą, čia... Įsivaizduok, ir dabar va... Praeina tiek metų ir šitie bičiai dabar viens prieš kitą pasaulio čempionatą. Atrodo neįmanoma. Šiaip žiauriai gera drama irgi šitą. Nu, įdomi, nes čia kaip next generational Mesis, čia kitas Mesis tipa. Jis, man atrodo, jau yra... Barsas, išlemas, jis, nu viskas tarsi. Čia jis jau yra, man atrodo, jis jau yra... Nu, žvėris. Jis jau yra. Kažkas gerą rašė, kad čia kaip Harry Potterį, kad tik tais Jamalis gali dabar vienintelis nužudyti Mesį. Jo. Yra momentas.
Jo, įdomu, aišku, kokia bus ta jo karjera, žinai, nori jisai pasiekti. Kiek jam dabar 12? Oi, 19. 19 bus dabar, 12. Jau 12, jeigu žaistų pasaulio čempionų finalė, tai jau būtų... Reikia patikrinti šitą. Jisai startavo čempionų šitam... Štai... La Lygai, ne, La Lygai, kai buvo 15 ar kiek? Man atrodo, 16 gal kažkas tokio jo, nes jis jau praeitam... Gal ir 15 ten, bet jau beveik buvo 16. Nes jis laimėjo Europos čempionatą, va dabar būdamas jau 17, bet jau ten jam suėjo tas jau praktiškai čempionato pačioj pabaigoje, tik tai dar 16 ir ten. Nu tai kaip ir dabar jam suėjo 19, čia prieš kelias dienas. Šiaip įdomu, žiauriai įdomu, kaip jam, visai kietas pizdas yra. Rimtas vyrukas. Kitaip iš viso. Aš tokių mažai esu matęs žaidėjų šiaip, kaip jisai. Tai nedaug ir yra, bet aišku, žinai, dar kartais vis tiek dabar mes vertinam, kaip ir pavyzdžiui Ronaldo Messi dar dėl to, kad jie tą dar longevity pademonstravo, žinai, kad ilgus metus, nes anksčiau būdavo, iššaudavo ten tokie, žinai, 5-6 metus ten Ronaldinho, net ten savo pikį atrodė kosmosinis. Ronaldo ten fenomeną irgi atrodė. Aš sakyčiau, Neimaras irgi ne. Neimaras irgi tokiam trumpiam buvo. Nu, tai va tokie visi būdavo trumpesniais laikotarpiais, o kad tokia va ilgai išlaikytų, tai praktiškai niekad. Neuerio paskutinis čempas. Nu, jo, šiaip daug kas sveikinimų. Modričius irgi longevity. Leba, nesveikinis. Modričius geras. Modričius irgi kosminis iš tikrųjų gražus. Man vienas iš mėgstamiausių žaidėjų. Nu, ir vyrai ko finale norėtumėt, kad senasis karalius triumfuotų ar kad sostą užleistų jaunuoliai? Aš visada palaikysiu, vis pirma, aš palaikau Ispaniją, nes Europos komanda. Vis tiek mums arčiau. Ir man atrodo, kad jo būtų kieta. Aš irgi labiau už ispanus. Būtų kieta. Mesis yra Mesis. Jis ar užmygs, yra toks memas buvo, ar jis užmygs su viena pasaulio taurė ar su dviem. Jis still gerai. Jo, jeigu nebūtų laimėję prieito, sakyčiau, tipo, būtų gražu, kad čia dar ne. Dabar jau kaip ir, tipo... Ir plus ispanai, žinai, irgi tokie gerai žaidžia tikrai. Duokit jaunimui. Duokit. Tas jo. Nežinau, man jo. Bet šiaip abiejai laimės bus neblogai, kažkas vis tiek. Bet va, užtat kas trečioje vietoje, tai va šitas man patiko, kad Žaliasis Kišulys lygiom sužaidė ir su Ispanais, ir su Argentina. Ir va tai va. Jo, per 90 minučių, nes tik per pratęsimą praleido prieš Argentiną. Prieš abu finalininkus. Ir dar gerai žaidė, aфиgenai, Žaliasis Kišulys. Šitą čempionatą vienas iš tikrai atradimų, nors Vytautas Mikaitis sakė, kad aplankyti šitos šalies nėra verta. A jis buvo? Jo. Kur jis nebuvo? Wow. Jo, šitos žavios. Sakė, kiek 24 liko, kiek ten tos šalis. Liko, jo. Plėsė. Didžiausias jam sėkmės, aš tikrai šitos žavios, nes čia yra wow. Tik kai kuriuose ten šalyse neaišku, kaip jis išgyveno, žinai, apskritai ten nuvykęs. Kaip ten pasaka apie Kongo Demokratinę Respubliką, kur sakė vienas lietuvis nuvarė. Kur šiaip su vizom sudėtingai. Sakė, kaip ir negavo, išėjo iš oro uosto ir iš karto įkaitų paėmė. Jeigu šalies pavadinime yra Demokratinė Respublika ir jinai yra Afrikoje, tai nėra Demokratinė Respublika. Dažniausiai ne. Nu tai kaip ir žinai, Kinijos liaudės Respublika tikrai. Bet čempionate sudalyvavo Kongo DDR. Neblogai. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Žudyti vaikus, na. Prie linksmesnių dalykų dar trumpai grįžtant, Erlingas Haalandas, personažas didžiausias šito pasaulio. Huiniausias bičias. Aš jį, ta prasme, Kaip jis social media judėjo visur. Kaip jis sujungia skirtingus žmonės viename dalyką. Tai yra, kažkas ten rašė, kad jeigu jį išrinktų pasaulio prezidentų, būtų taika pasaulio. Nekariautų. Pasivežė tiesiog lauktuvių meškėno iškamšą. Su bonka. Užtusina, manai. Aš manau, paėda. Mačiau dabar... Jo, aš matęs, kad Marbėjai jisai ten juda. Mačiau dabar, kad jisai nupirko, kažkas lygino, kad ten tipo, kažkas perka ten laikrodžius ar kažkas jisai nupirko už milijoną ten eurų seniausią Norvegijos knygą. Ir padovanoja savo miestelio ten bibliotekai. Girdėjau šitą. Stipa, nubliavo. Nice. Ne, taip sportininkai turi taip daryti. Jo, faktas. Elitiniai sportininkai, kurie gavo aksesą elitiniam sportui ir dideliems pinigams, jie privalo tai daryti, nes, kitaip tu
Kitaip, na, tu už taip reikalingi. Kam tas reikalinga? Nes Nu, tu kaip gali mane kiek pastatė tu ten batų nusipirkti. Žinot, yra tokie būna, tai salary, būna kai kurie žaidėjai, taip NBA. Yra net, aš žinau, kad būna net infografika, kur išleido ten savo pirmą lemą. Jo. Ir ten, ten tokių nesąmonių. Hui, va tai, va, pinigai yra į ugnį, metami salsą. Nu tai, seniai, nu tai čia irgi yra. Pablo principai, kaip sakė. Vis dar veikia. Profesionalus realiai sportininko vienas iš pagrindinių dar dalykų yra išmokti elgtis su pinigais. Nes aš man atrodo, kad čia irgi yra tas pas Diego Armando. Nu, tai. Easy go, žinai, būna. Ronaldinės, turbūt irgi. O, Ronaldinė irgi. Puikus pavyzdys. Neymaras irgi pinigėlius padėjo kažkur. Gambleris irgi, bičias, irgi mėgsta pažaisti. Jo, jisai šiaip daug, taigi jis ir ten. Ir jisai esportą, žinau, labai. Jo, esportą. Jisai net ir veidus gyra, man atrodo, PokerStars ar kažkieno. Gal, man atrodo. Jo. Ai, blėt, žinai, jeigu tu moki, žiūrėk, čia kaip su ir alkoholiu, ir narkotikais. Bet čia sportinis pokeris, jo, tai vėl kitaip. Seniai, nu, pataita. Taip. Tai alkoholis irgi sportinis. Pas mane nenarkotiniai narkotikai, seniai. Jie ten šiaip, nes čia muliažas, čia rekvizitas, seniai, ne. Nu, tai ta prasme, aišku, kad jeigu tai pasų saiku ir tu, nu, blėt, seniai, yra žmonių, kurie nemoko nieko. Yra žmonių, kurie, blėt, moka viską. Arba beveik viską. Ir be jo. Nu ir viskas. Kuris čia treneris iš tų buvo, kur pokerą žaidė? A, tai Bosnijos barbarės. Buvęs. Bosnijos? Man atrodo, Bosnijoje pokeris eina į mokyklos programą. Balkanuose tokia tam tema. Gali vietą fizinį pasirinkti ar sportinį pokerį. Tas žinai, kur, blėt. Jo. Zik. Šitas jau eina pasirinktinai. Aš, blėt, galvoju, jau mirė šitas skiemas. Aš galvoju, nu, blėt, jau čia GPT turi čia, jau galite suprasti tą prasme. Bet tas yra dar su ledais, tas, ta huinė, kur, žinai, nemirė. Tau atima ledus ten. Jo. Turkijai. Seniai, čia yra. Kur pusė vaikų apsiverkė. Čia yra tiesiog. Taip, ir dabar, bet Italijoje buvom ir aš einu, blėt, ir jie stovi. Ir tie patys, kur veidai, kur tu Paryžiai būni. Tie čiuvakai, bet žinai, kame bairis, kad ne tik tie, blėt, rumūnai ten tą hujarina visą šitą lachatroną, bet ir tie lochai, kurie stovi, jie lygiai tokių pačių veidų, kaip visame pasaulyje, blėt. Nes lochas turi tokį bendrą brožą. Nes ir aš galvoju, nu kaip čia, nu, blėt, 26 metai, nu jūs, blėt, nu, geriau jau realiai į kazinkę, nu, daugiau šansų laimėti. Pastatyti ant to šuniuko, blėt, normaliai. Pakeliat savo galimybę maksą. Čia yra apšė. Nu ką, paskutinė rubrika mūsų linksmoji laidoje. Deja laida, kaip mes mėgstam sakyti, ne... Blėt, seniai, man dabar parašyta. Ne plasmasinė. Sveiki, norėjau paklausti, ar galėtumėm, bendvakaris. Valandos. Nori tave pakviesti į bendvakarį dalyvauti, ar... Nu, tipo, jo, aš vis pirma, aš niekada nedariau to gyvenime, bet man taip malonu, kad bičias pagalvoja, kad čia yra gera idėja. Ne, čia kaip būna, žinai. Dar vakarė. Per vakaris, kaip išnekė, būna irgi tie tokie, kur būna idėja, žinai, kur Hebra rašo skirtingi tie charakteriai, kažkas kažką siūlo ir vienas būna tas charakteris, kur viskas netinka, bet galų gale net netvaro. Ne, šiaip mervakarėjau, gerai, kad šiaip parašė, nes aš šiaip prisiminiau, kad aš neseniai sukūriau tą tokį, kaip čia, dėsnis, kad jeigu po bernvakario jūsų draugas apsiženė, vis dėlto jūs pralaimėjęs. Jo. Čia yra realiai taip. O aš dažnai ką galvau, kad gera tema būtų, kad tikras išbandymas būtų bernvakarį darai, pavyzdžiui, vieną vasarą, o vestuvės kitą. Taip ir, aš turiu pažįstamą. Tada patikrintum iš tikrųjų dar ilgiau ir kitas dalykas galėtum turėti bernvakarų daugiau. Ir aš manau, kad šiaip kiekvienam vyrui, kuris... Ir balių nesustumti. Labiausiai bernvakarių reikia ne jaunikliui, labiausiai bernvakarių reikia bičiams, kurie jau 10 metų Taip, čia faktas. Čia, blėt, ne apie tai mes kalbame. Aš buvau vieną kartą, mano draugas buvo bernvakaris Džensis. Tai mes ten, mes jauni buvom, mums ten apie 2, 3, 4 metai, pirmas mano bernvakaris realiai ir vienintelis, nes mano toks draugas labai geras.
Ir realiai, kas ten labiausiai tūsina, tai virš kem žmonės, kurie žmoną paleido 3 dienas Rygoj pabūdė. Pagaliau. Arba Palangoje. Ta alų geria kaip pirmą kartą. Kaip pirmą kartą, seniai. Tai va, tai kaip ir visą laiką paskutinė rubrika apie Bernvakarus pas mus. Bernvakaris kaip ir vestuvės, geriausia, kai ne tau. Ne tavo. Yes, sir. Yes, sir. Nu ką, Spėjimai. Dabar pasakysim, kad... Tu rankas šiandien kilnoji tik. Atsargiai, seniai, atsargiai. Aš dabar, atsiprašau, standartą kelio Argentiną ant antro virpsto. Ir trajektorija skrenda, kaip Katleris rodė. Dar kažkas kopkad padarė. Šitas geras. Kalbėjom, kokie gražiausi įvarčiai. Sakė, man gražiausi tokie, kur tu... Šitas jokinga. Gerai, Kristoforas Vilnius globėjas surinko nedaug, 1 tašką, bet dar yra jau galimas šansas, kad jisai gaus daugiau, nes dar spėjo finalo rezultatą, ispanai vis dar dalyvauja, tai dar šiek tiek yra žaidime, bet šansų laimėti neturi, šansų tik tai turi pakilti aukštyn. Tai Kristoforai sveikinam, 1 taškas yra neįtin garbingas rezultatas, bet vis geriau nei 0. Šiaip labai gerai, nereikia kilnuoti tų kortelių dabar. Jo, va, zaibys. Šaunuolis, ačiū tau, Kristoforai, už tai, kad beniukui nereikia rūpintis. Tai va, o tau, Olegai, paprasta užduotis, reikia pabandyti atspėti rezultatą mače dėl 3 vietos ir finalo. Nėra tai taip sudėtinga. Dėl 3 vietos, tai iškart. Prancūzija, Anglija. Iškart matau, Anglija laimėjo. Laimė 2-0. 2-0 gerai. Ir Ispanija, Argentina. Ir Ispanija, Argentina. Žinot, kad aš dabar, sakiau random. Taip. Visiškai bet tu matai kažką. Aš, dabar, matau, taip. To čia valiutų kursai, net ten žiūriu. Bet galiu irgi pasakyti. Taip, aš dar žiauriai gerai moku prediktint laiką. Po valandos bus 14 kem 6. Jo, žodžiu. Ir paskutinį... Pažiūrėsim. Pagyvensim, pamatysim. O... Pirmas finalas, tada aš sakyčiau Ispanija 1-0. Ir dar sakėm, duosim. Jo, ir dar nes, kadangi čia būdavo po 3 mačius, tai tau biški sunkiau Tai ir aš tada davai šiandien Žalgiris. Nu davai, varyk, sakėm, kad biški kitai, bet davai, jeigu nori, Žalgirio fanas. Žalgiris prieš Petrovats. Legendinė komanda Petrovats. Jotkalnijos. Černagorija. Nu, gerai, ir šiandien Žalgiris laimi 2-1. Realu labai. Petrovats. Nelaimės niekada. Aš noriu controversial take paskutinį pasakyti. Aš manau, kad šie metai bus... Paskutiniai. Kad šie metai bus paskutiniai prieš 2027. Taip, ne. Šie metai aš manau, kad bus kažkoks, mano nuomonė, turėtų įvykti proveržis Lietuvos futbole, nes aš labai daug dedu vilčių kaip į Vilniaus, taip ir Kauno Žalgirius. Visiškai dedu. Ypač Kauno Žalgiriui. Aš sergu už Vilniaus Žalgiris nuo vaikystės ir kamuolius padavinėdavau dar, kai žaidė kvalifikacijų ten, bet prieš kokius irgi ten... Intertotą, Machačkalą, Dinamą, kur va tokių komandų, kur jau nebėra iš vis, nei ištart neįmanoma. Taškento Paktachoras tas pats. Tai va, ir aš noriu pasakyti, kad man atrodo, šie metai gali būti toks labai didžiulis stimulas Lietuvos futbolui, toks labai didžiulė gera motyvacija, nes mes kiekvieną čempionatą matom prarastas galimybės, mes matom Islandiją, mes matom Norvegiją, mes matome Kapo Verde, mes matom Kurasao tą patį. Jos mažos tautos, bet jos kovoja, dirba ir mes, žinot, yra tokia frazė, kad futbolą išmoka žaisti visi, realiai. Žaisti moka visi, bet valdyti, kad mokėtų žaisti. Čia yra biški kitas dalykas. Tai mes prie to prieisime, aš manau, kad šie metai gali būti ir klubo futbolai geri, ir Kašiui bus ahujeni metai, nepaisant nieko, aš sakau, šitą rinktinę bus, blėt, gera rinktinė bus. Aš jums sakau, bus gera rinktinė, blėt, aš pažadu
dar laimėsim. Blogiausiu atveju pats Ties to ir užbaigė. Labai gražu. Ties šitais palinkėjimais ir užbaigėm. Mes paimsim visus. Ir biatloną, nahui. Nušausim Rusijos Taigi atletus. dabar, nežinau, tą matai, kad dabar žiemos olimpinėse biatlone Lietuvos rinktinė pasiekė rekordą visų laikų. Pirmą kartą nebuvo aplenkta ratu. Solidu. Dar po 20 metų jau mes neįsipisinėjome. Lenksim irgi. Mes visi buvom tenai. Kur Lietuvos rinktinė. Dabar buvo, todėl... Užtat mes, jeigu būtų piankių čempionatas, kitus lenktumėm ratu. Tikrai. Ir mes... Tai ir Lenkija. Olegas Šurajevas buvo svečiuose. Ačiū labai. Viena geriausių laidų. Liko viena. Jeigu ką, tai žiūrėkit, atsisukit buvusias, nes daugiau nebematysit. Niekada. Arba po savaitės. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Make soccer great again.